Sveiki visi, savaitės pabaigai dar vienas Toyota hybridinis automobilis, kuris iš mūsų iškeliaus jau varomas ne tik benzino elektra, bet ir dujomis. Tai šiam Toyota Auris hybridiniam automobiliui 2013 metų 1,8 litro varikliukas įprastas, tikrai labai plačiai naudojamas, aišku, populiariausias Priuso variantas, bet Aurisų taipogi yra taip pat nemažai ir be abejonės jie puikiausiai važiuoja kartu su itališka ir kokybiška Landrenzo dujinė įranga. Trumpai apie pačius komponentus, tai Landrenzo L02 turbo bei skystos fazės filtras ir dujų vožtuvas Landrenzo yra sumontuojami būtent tame kampe. Dujiniai purkštukai yra sumontuoti po variklį gaubiančių gaubtų, gaubtas tvirtai savo vietose. Slėgio daviklis bei dujinės fazės filtras, kuris yra keičiamas kas 1 metus arba kas 15 000 kilometrų. Saugiklis, kurį dažnai prašo tech apžiūros metu įvardint, parodyti ir žinot, kad jisai toks egzistuoja, tai be abejonės jisai yra. Na ir visi darbai, kaip visada, Landrenzo dujinės įrangos mūsų montavimo dirbtuvės yra atliekami pagal gamintojo standartus, aukščiausios kokybės reikalavimus. Tai reiškia, kad turim kokybiškiausius komponentus, priemonės ir medžiagas. Tai kokybiškas žarnas, sąvaržas, specialias gofras, gamyklinius laikiklius. Dujinės įrangos laidyną adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui. Vadinasi, nepaliekam kažkokių perteklių suviniotų į kampą sukištų, bet visus laidus parenkam tokių ilgio, kokio reikia. Juos grupuojam, įvelkame į apsauginės gofras ir tas gofras dar kartelį papildomai izoliuojam. Lygiai taip pat yra padarytas originalus laidynas variklio skyriuje jau pačios Toyotos, jeigu pasižiūrėsim, tai stengiamės, kad visas mūsų montavimas būtų kiek įmanoma artimesnis tam gamykliniam montavimui, kad komponentai būtų sumontuoti taip, kad kiek įmanoma mažiau trukdytų automobilio priežiūros eksploatavimo darbam. Tuo pačiu, kad būtų lengva prieiti, atlikti aptarnavimą dujinės sistemos, nes vėlgi dujinės sistemos aptarnavimai yra daromi kas 1 metus arba kas 15 000 kilometrų. Taip yra numatyta ir garantinėse sąlygose bei serviso knygelė, kurią mes duodam klientui. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas yra visą laiką sumontuojamas ten, kur jo pageidauja klientas. Šiuo atveju čia turim vieną laisvą vietą ir toje vietoje labai puikiai įsipaišo dujinės įrangos mygtukas. Pildymą turim prie benzino užpilimo vietos, atsidarom dangtelį, įsisukam perėjimą, viską gražiai uždarom. Nereikia mums klauptis, gramdyti sniego, purvo, dar kažką, labai patogu, tikrai labai prieit, nesudėtinga. Na ir tikrai didelis pliusas Auris automobiliuose, ypatingai universaluose, yra didelė ertmė atsarginiam ratui. Kadangi čia yra didelė ertmė atsarginiam ratui ir turim pakankamai aukštas grindis, kurios čia užsidaro lygiai ir gražiai, tai čia mes turim sumontuotą netgi 82 litrų dujų balioną, būtent atsarginio rato vietoje. Aplink dar galėsim susidėti ant lemenę, vaistinėlę, dar kažką išnaudoti, reiškia, tą erdvę. Tai turint omeny, kad automobilis vartoja tarp 7 ir 8 turbūt dujų mieste, o susipilsim netoli 70 litrų dujų į balioną, tai beveik 1000 km galima įveikti dujomis. Tai tiem, ką erzina dažni užpilimai, tai vienas iš tikrai didelių pliusų Toyota Auris universalui, tai būtent ta galimybė susimontuoti didelį dujų balioną atsarginio rato vietoje. Tai apie Landrenzo dujinę įrangą ir Toyota Auris tam kartui būtų tiek. Jeigu yra klausimų, susisiekit, kreipkitės. Na, o tiem, kurie ieško kokybiškų dujinės įrangos Landrenzo montavimo sprendimų, tai servise 007 juos mielai galim pasiūlyti. Kreipkitės, jeigu norėsite. Ačiū.